kėdes ir meniškas karūnas, sukurtas Rygos auksakalių bei kitas karališkasias insignijas Mindaugui ir jo žmonai Mortai atvežė Livonijos ordino magistras Andrius Štirietis. 2 puikių karališkų vainikų, kuriuos parūpino magistras Andrius, uždėjo Mindaugui ir jo žmonai Kulmo vyskupas Henrikas. 1253 metų vasaros Lietuvos didžioji kunigaikštystė oficialiai tapo karalystė, o užėmęs karaliaus sostą, Mindaugas Dievo malone tapo pirmuoju Lietuvos karaliumi. 1251 metais su savo šeima ir savo ištikimais bajorais Mindaugas priėmė krikštą. Kelias dienas linksminosi rūmų dvariškiai ir svečiai. Už karūną Livonijos ordinui teko perleisti didžiąją dalį Žemaitijos žemių. Livonija siekė susijungti su kryžiuočių ordinu į vieną valstybę. Ar teisingai pasielgiau? Karalienė Morta pasakė, jog palaiko savo drąsų vyrą ir jog ateitis parodys, ar jis klysta, ar yra teisus. Iki šiol mes vertiname, jog Mindaugo karūnavimas ir krikštas buvo gerai apgalvota politinė akcija. Kai Lietuva buvo pripažinta krikščioniška valstybė, jai pavyko išvengti žlugdančių ir kraštą sekinančių kryžiaus karų.